žinai, aš dabar paėmiau ir užsičiūrinau, tu nesakei čiūr. Koks skirtumas dažai pas mane rankose? Čia jos ką tik pykosi, kuri iš jų man dažys plaukus violetinė spalva. Čiūpa man. Ne, aš jau užsičiūrinau. Tu snogu, aš pirmą užsičiūrinau. Aš užsičiūrinau. Tu girdėjai, aš užsičiūrinau, o jinai neužsičiūrinau. Aš tau sakiau prieš 3 dienas. Bet sakė, kad neužsičiūrinau. Užsičiūrinau? Ne. Taip, kai mes šnekėjom, aš pasakiau, kad aš dažysiu. What the fuck? Vis tiek dažai pas mane rankose, vis tiek aš. Kodėl aš paikė? Nu tai sakyk, tavo mamai. Nu man nesvarbu. Tu jau dažai rožinę savo plaukus, tai va turėsi patirties, kad esi dažyti. Tai ne, aš noriu naujos patirties, aš noriu violetiniai padažyti. Fuck, išyra mel. 3, 4, čiupa, čiups, čiupa, čiups, čiupa, čiups, čiupa, čiups, čiupa. 3, 4, čiupa, čiups, čiupa, čiups. Aš nebedažysiu to plauku. Dažysiu violetinę. Gerai, aš sėdai, kai dažysiu aš tave. Karočią, ko jums dar reikės plaukiški? Kamerą. Čia. Rimtai išėjo? Jo, rimtai išėjo. Eik tu načart, kaip išsigandau, Emilija. Eina savo, what the fuck. Tai šiandien su manimi yra Ieva ir Emilija, mano 2 geriausios draugės. Ir kame yra esmė, kad mes šiandien dažom plaukus. Ir dažysim ne viena spalva, kaip dažo visi. Dažysim 2 spalvom ir... Ieva, kokia spalva? Ir Emilija, kokia spalva? Rožinė. Violetinė, palauk. Violetinė laimėjo. Vis tiek violetinė laimėjo, nes aš įsičiūpinau violetinę. Aš buvau rūžo, tai čia mano vaibai, žinai, dalelio mane. Ai, dabar pakartoji tą, ką aš sakiau, ne? Dabar pakartoji tą, ką aš sakiau. Aš girdėjau, ką tu sakei. Tu girdėjai puikiai, ką aš sakiau, nes tu dažai rožiniais, tai dažyk, sakiau, rožiniais. Kas mano, aš turiu plaukų dažus violetinius, dažiau galvą su makiažu plaukų. Nemačiau. Matei viską. Toliau. Sveiki visi. Kadangi aš visą laiką fotkinu atsukų šitą veido pusę į kamerą, tai nusprendėm, kad šitą pusę dažysim su tą spalva, kuri labiau tinka prie mano veido ir rodo spalvos, tai išrinkom, kad tai yra violetinė spalva ir vėl violetinė laimė. Kulia gali duoti 5. Aš rimtai nedažysiu. Tai va, ir tiek čia to kalbėjimo ir tada dažome plaukus. Dabar dažome plaukus. Ir dabar, kol lauksim, kol man dažai įsikels, kažkur laikysim apie pusę, ne, valandą kokią laikysim maždaug, tai per laiką aš papostinu jau Instagramo postą, kad užduotų Emilijai, man ir Ievai klausimus ir sulauksim jūsų klausimų ir juos atsakysim. Klausimų. Pasakyk, radau gerą. Pasakykit pliusus minusus apie kiekvieną. O, spiltam tį! Pasiruošiu tą. Gerai, tai kaip darom? Čiupinam, kurį pradės. Gerai, 3, 4, čiupa, čiups. Ieva pradeda. 3, dabar kurį antrą. 3, 4, čiupa, čiups. Emilija pirma, antra, tai apie kiekvieną po pliusą ir po minusą. Pradėsiu nuo minuso, ne? Tai Emilijos minusas yra užsišikinėjimo greičiausiai. Jinai labai nemėgsta, kai kažkas kitas būna teisus, todėl bet kokiu atveju, jeigu jinai nėra teisi, jinai užsišika ir tu nieko nebegali pasakyti ir jinai gyvenime nėra atsiprašysi, tai čia yra jos minusas. Viską žinau. Čia jau senas dalykas. Akvilės minusas yra... Kuris iš 100 minusų? Blemba, iš tikrųjų labai sunku pasakyti. Ne, sakyk tiesiai šviesiai. Ne, sakyk tiesiai šviesiai. Aš žinau, būna tu tiesiog tokių, mes su Akvilė labai mažai pykstamės gal dėl to, nes mes jeigu pykstamės, mums nebūna taip, kad mes tipo, va čia pasipykstam ir viskas nebebendram ir taip toliau. Mes ties sutaikymu dažniausiai išsiaiškinam viską, išsiaiškinam ir iš karto susitaikom. Kaip būna, karočią, per mymus, belia kaip susipyksti vakare. Varom tipo į kiemą. Nu jo, čia, karočią. Ne, nu tipo... Nu tai nes nėra to tokio. Ką čia dėl šūdų pykstamės? Jo, tiesiog dėl šūdų. Va, čia tas minusas, kročia, gal aš užsišioku dėl šūdų. Ta prasme, jo, aš irgi gal užsišioku. Nu, pačios pasakysite. Nu. Karočią, pliusai. Akvilės, pradėsiu nuo Akvilės pliusų.
Akvilės pliusas yra tas, kad jinai niekada nieko negaili. Kad ir ko paprašys Akvilės, jinai visą laiką padeda, jinai visą laiką duoda, jinai atiduoda. Nu, visą laiką tu gali rašyti Akvilė, jeigu tau kažkas yra blogai ir jinai visą laiką padeda. Sužinojau tavo minusą apie šitą kalbėdama, tai greičiausiai, kai tu, tipo, tau jeigu pasakai ir tau tas dalykas nepatinka, kartais tu taip tai atvirai pasakai, tipo, ir tu vietoj to, kad, tipo, kartais paguostum, žinai, ir pasakytum, o, kai čia, nu, tipo, viskas bus gerai, čia, tu pasakai, kad what the fuck, Ieva, žinai, ką tu čia darai, ar dar kažką. Tai va šitas va dalykas. Būna. Emilija, tavo pliusai, atsiprašau. Ne, tu nesijaudai. Ta prasme, aš kadangi nieko neturiu blogo pasakyti apie tave daugiau negu užsišikinėjimas, todėl, ta prasme, pas tave visi praktiškai pliusai. Nu, ta prasme, mes kadangi žiauriai ilgai bendraujam ir ne šiaip su turbūt draugės esam tiek ilgai. Ir, ta prasme, kiek mes kartu buvom susipykusios, mes vis tiek tipo susitaikom ir... 3 mėnesius buvom susipykusios, nekalbėjom, tada šiaip išėjom. Pamenu tą dieną, kai susitaikėt. Jeigu čia tas pyktis buvo. Ieva arba Emilija obolį turėjo ir kažkurios paprašė atsikasti. Ir aš tada, mes sėdėjom sporto salėje ir aš tada sėdžiu, kuo... Ne, čia gal mėnesį buvom tik susipykusios. Aišku, kitas dar vyksta. Bet tas didysis pykimas buvo, kai mes visą vasarą visiškai nebendravom. Jo, aš tada kai bandžiau persiplėšti per jų pusę. Karočią, tai va, vien pliusai, na, prasme, grinai vien pliusai. Aš čia nepagalvojau, ką jums sakyti, gerai, tavo minusas. Tu dažnai taip užsidegi kažką darai ir kai sustoji. Jo, mane žiauriai užmisa pačią, tipo, kad neturiu užsispyrimo, karočią. O tu? Vien pliusai! Ne, vis tiek kažkoks minusas yra, bet nežinau. Kai pasidarom šūdvakarį, tai tiek šnekam, kad nebesustojimą. Dabar čia kamera įmūnė, tipo, kaip čia pasakyti. Tai vis tiek nėra, kad tipo, mes bendraujam taip grinai kiekvieną dieną, už tai nėra tokio, kad susikaupia ir panašiai. Tik taip per... Man tai yra aš kaip pasakysiu. Karočią, tavo minusas yra, kad kartais mėgsi prastumt. Akvilė patvirtins. Kada? Primink. Gal daug datą pasakyti? Ne, Situacija. Birželio tai čia, Ieva ir vėl pastumė jau žašinę. Ir vėl pakė, kad... Kauju. Nėra, neatsimenu tokio būtent šakvytės. Atsimenu, tu šiek. Tai čia Akvilė turėjo sakyti ne to, kad aš tai prastumiau. Bet vis tiek tavo minusas. Čia ne iš mano pusės, bet bendras tavo minusas. Ramiai, gerai. Gerai, o dabar pliusai, kad viską užglaistyt. Gerai. Tavo pliusas yra... Užglaisti. Kad pradėjai praustas. Gerai, jei rimtai. Aš galvoju čia. Ne, žinok, nepadeda. Aš galiu tau padėti. Nu, ar tavo reikalas, ne tavo eilė? Jis man rodos dar vienas tas pyktis bus iš pradžių dėl kokių dažų. Ką žinau, lemba, nu, tavo pliusas yra, kad... Kol tu sugalvosi, aš tavo pasakysiu. Ne, žinai, koks tavo pliusas yra? Kad tu, karočią, kitų žmonių nuomonės neklausai, tu visą laiką pati susidarai apie žmonės nuomonę ir Ne, tavo eilė. sako. Iš mano pusės tavo pliusas yra, kad mes, pavyzdžiui, kai būnam tarp daug žmonių, mes visą laiką prikolinam kartu, o kai būnam dviese, mes visą laiką rimtai kalbam savy. Ir tai visą laiką įsikalbam, visą laiką. Nebūna, kad mes dviese būnam tik tai, nu čia ne apie mokyklą kalbu, o kai būnam, karočią, grinai kieme, mes visą laiką tipo įsikalbam panašiai. Aš atsimenu, karočią, kai buvo Samulevičiaus karočią metai, kai mes buvom 7-8 klasiai ir tada susitikdavom, dar nekalbėdom tom tais rimtais visokiais dalykais ir atsimenu, susitikdavom, tarkim, vėlai vakare, kai tam suvarydom į kokią Norfą, kai dar anksčiau dirbdom, ten prispirdom kokių gaidelio sausainių, filmuodom irgi nesąmonės darydom, apie balandžius kalbėdom lauke. Šitą tikrai pamenu, tai va tada dar šūdų šnekėdom. Ir viskas? Ievai pliusą. Ką žinau?
Javos pliusas, kad irgi, kad tipo padedi ir panašiai. Čia toks lievas lomas. Nu ką žinau. Neraudonuok, viskas gerai. Ką kažkokį lievą patikam. Iki čia man tiek karpyt reikės šitą pitę. Jo, Arba nieko nekarpysiu, kraščiai. Gerai. Emilijos minusas yra tas, nu šiaip Java pasakė pagrindinį dalyką dėl tų išsišikinėjimų viso, kuris tipo labai karštakošėsi, karočią. Toks tipo, nu žinai, kažkas vos nutinka ir užsidegi, karočią, iš karto. Tai va, tai žinai, tipo, tau galima būtų pasakyti, kad tu esi, žinai, kaip degus skysės, tai tave degduką įmeti ir tas namas dega. Karočią, tai va. Tai tas minusas, o pas tai minusas. Aš tau padaunosiu žadintuvą Jeva arba laikrodį. Mane tiesiog psichiškai veikia, kai Jeva vėluoja. Kiekvieną kartą mes su Emilija net paskui pradėjom daryti tokį dalyką, kad kai mes tarėmės visos trys eiti Jeva, mes tarkim Jevai pasakom, susitinkam pusę tarkim 3 ten. Ir mes su Emilija iš namų išeinam tik tai 10 minučių po pusę 3 ir vis tiek ateinam tuo metu, kai Jeva ateina, nes visą laiką Jeva Ir tai vėluoja. kartais vėluoja. Nu, princesė turi laukti gerai. Ne, čia yra kažkiek priežastis, ką aš darau nespecialiai, bet man taip gaunasi, nes aš taip savo laiką kažkaip dėliojas, kad... Šudinai dėliojas. Ne, aš tiesiog žiauriai nemėgstu laukti kitų. Pavyzdžiui, mane psichiškai veikia, jeigu aš sėdžiu namie ir, pavyzdžiui, aš būnu, neklausykis, aš anksčiau. Ir tada sėdi ir laukia, kol tipo jau pagaliau išeisim, gal... Kol jau nuo apvilės praleisti 30 skambučiai. Man patinka taip susidėliot laiką, kad aš biškį vėluočiau. Kad kiti pasėdėtų manęs palaukti. Gerai. Tai va, Emilijos pliusas, kad su tavim nesveikai galima įdomiai praleisti laiką. Žinai, yra tokių žmonių, ne, kur karočią, tipo, pagalvoju, va, tipo, norėčiau su kažkuo išeiti į kiemą viens ant vieno, ne, ir tarkim, pagalvoju, bet tai ką veiksiu, ką kalbėsiu, tarkim, su tavim gali nueiti į kiemą, kai visiškai nėra apie ką kalbėti, visiškai nėra ką veikti, vis tiek atsiras, vis tiek sugalvosim kažką, tu pasirašai visokias nesąmonės daryti, kai mes anksčiau įsidėminėdavom ir ant supinių, taip toliau, tipo, nesvarbu, kas tu visą laiką pasirašai daryti, su tavim belia kaip linksma yra. Tavo pliusas, kad karočią tu turi šalto mąstymo, tipo dalelę. Tarkim, aš, va, kaip Emilija sakė, kad vis užsivedu kažką daryti, ne? Tarkim, to nepadarau, aš neaišku, kai užsivedu, tu visą laiką, tipo, mane taip ilgesnį ir pasakai, kad gali būti tas, gali, taip, tipo, kad, žinai, reikia pas mane visą laiką žiūri kritinis mąstymas. Tai va, turi to šalto mąstymo, tipo, padėti, žinai, Iš tėvo paveldėjai šitą. Nes tėvas taip viską apgalvoja. Ne veltui su mano autoritetas yra. Aš jį Pakėlė į tėvą. Rimtai? Nu, tipo, jo, bet aš tipo turėjau būti prikolas, bet čia rimtai. Ne, iš tikrųjų, bet iš tikrųjų čia rimtai, ta prasme. Rimtas dalykas. Nu, vse. Jo, žodžiu, karočią mes prieš atsakant į šitą klausimą atsakėm dar ir keletą kitų, bet turbūt jų net ir neįdėsiu, nes 13 minučių kaip jau šitą klausimą filmuojam. Gvidas ar Kubilius genijus? Laurynas. Arnas. Wow. Originaluotė! Tai va, ką tik esu po dušo, viską išsiplovau, tai grįšiu pas jūs, kai būsiu pasidažius, susitvarkius plaukus, persirengus. Taip, ate. Tai jau, tipo, pasidažiau antakius, susitvarkiau plaukus ir dabar 3, 2, 1. Aha, mano tokia pati reakcija buvo. Šiaip spalvos turėjo, bent aš įsivaizdavau, kad spalvos bus žymiai ryškesnės, nes realiai aš dabar žiūrėdama į kamerą, ta prasme, jeigu pažiūrėčiau greitai, net nematyčiau skirtumo, o dabar važiuojant į plaukus. Bet, tipo, čia yra rožinė, bet žiūri kažkiek. Čia yra violetinė, kuri pavirto į pilką, bet Jeva bent jau sakė, kad iš galo normaliai matos. Gali parodyti vieną pusę, kitą pusę. Va, violetinė. Ne taip matosi, aš buvau su flashlightu nufotkinus, nu tai... Į flashlightą. Nu, su flashlightu ir geriau matos. Matos geriau ar ne? Nu vis tiek šudinai matos, Jeva! Ne, gerai, žinau gerai. Va, dabar jau geriau. Suk iš šon, sakau. Va. Žodžiu, tai tiek šiandien iš manęs Javos ir Emilijos. Emilija jau išėjo. Susitiksim kitam videovlogui arba dar kokiam nors videovlogui, kad išėsiu plaukus ar kai reiškia matys spalvos. Ate. Jo. Čiau.